Dėl to aš sakau, kad man norėčiau, kad jis, kaip sako, kitą kartą duodat pastabą, iš karto aš pajuntu, ką jis pasakė. O kitą kartą tie dalyviai, tie man jie taip skamba abstrakčiai, kad aš niekaip negaliu suprast, ką jis nori pasakyti. Žodžiu sutrikęs. Nu, kas tas ir sutrikęs? Aš sakiau, kaip po priešingybė, dėl to, kad jis labai ramus ir patenkintas. O kodėl aš esu ramus patenkintas? Dėl to, kad aš nežinau, ką aš dariau. Tik dėl to. Čia jau blogiau. Nu, va. Ir todėl įvyko tai, ką pats man sakė, vien dėl to, kad nėra tavo dvasioje dar, tavo psichikoje tos organizacijos pasiekti vieningumą. O todėl tokie dalykai, tokios perglytos, tokie plyšiai visada ardo ir tai, kas yra tam tikros detalės pasiekti. Kas tas yra, aš noriu išsiaiškinti. O ne tai, ar jis sutrikęs, o gal jis ir nesutrikęs būtų, kas tai nežino. Tas dalyvis man jis nieko nesako. Arba išraudęs, arba akyse ašaros, arba balsas dreba. Šitokie žodžiai, jie visiškai lygiaverčiai. Tie žodžiai. Ne lygiaverčiai, draugas. Žodžiai lygiaverčiai. Esmės tik nelygiavertis, bet žodžiai yra tuščias skambėjimas man šiuo atveju. Ką aš noriu pasakyti? Žodis, tu dabar akyse su ašarom šitoj scenai, o kitoj tu scenai linksmas, o trečioj scenai tu liūdnas. Tas man visiškai nieko nepasako. Jeigu neturėtum tekstą, tai man atrodo, kad tas turėtum. Bet jeigu turi tekstą ir supranti gerai kalbą, Taip, aš tą suprantu. Bet jeigu, čia aš vienu tai, ką aš turiu tu kitą. Ir iš karto tai ir dirbtinai gaunasi. Tai aš saku nuotaika, broli. Paskui vėliau, kada aš suprantu. Kažkur tai dar vėl pergalvoju. Čia ne visai teisingai, ką aš turiu kitą, tu kitą nuotaiką. Aš labai seku. Ir aš pagal nuotaiką repetuoju. Dėl to kažkitaip, jeigu aš teoretiškai, jeigu repetuočiau iš anksto, sustatyčiau kažkokius tai atseit intonacijas, tai būtų klaiku. Būtų iš viso, mes niekad taip nedirbom. Ir šitą reikia labai būti tokiam jautriam ir lankščiam. Čia kitaip neįmanoma. Yra toks sveikas, mums reikia padaryti. Ir tikrai turėsim padaryti.